Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius. Kada reikia keisti mitybos planą? Toks klausimas, tokia šio video tema. Yra galimi du scenarijai, juos abu panagrinėsiu. Pirmas scenarijus, jeigu jūs metate svorį arba deginate riebalus, tai yra beveik sinonimai, ne visai tas pats, bet beveik sinonimai, pradėsiu nuo to. Antras scenarijus tada bus, jeigu jūs auginate raumenis, didinate raumenų masę. Mitybos planas, kuris skirtas riebalų deginimui arba svorio metimui, veikia tada, kai jūs per savaitę metate 1% kūno masės. Tarkim, jeigu aš sveriu apie 100 kg ir man reikia deginti riebalus, tada per vieną savaitę aš turėčiau mesti maždaug 1 kg kūno masės. Jeigu jūs, tarkime, esate mergina, kuris sveria 65 ir kuri nori numesti kažkiek svorio, tada per savaitę turėtumėte mesti apie 650 gramų. Niekada nebūna taip, kad tai būna labai tiksliai tas 1%. Tas tikslumas kaip vaistinėje nėra būtinas ir dažnas iki nėra toks visiškai įmanomas. Tačiau, sakykime, su kelių šimtų gramų paklaida reikia, kad tai būtų siekiamybė. Kas atsitinka, jeigu metate mažiau negu 1% kūno masės? Tada reiškia, kad jūs tiesiog link savo tikslo einate truputėlį lėčiau, negu potencialiai galėtumėte eiti. Tai reiškia, kad jūsų arba kaloringumas yra truputėlį per didelis, arba fizinis aktyvumas yra per mažas. Bet kuriuo atveju taip gaunasi, kad jūs truputėlį sudeginate truputėlį mažiau kalorijų, negu galėtumėte potencialiai sudeginti. Jeigu metate daugiau negu 1% kūno masės per savaitę, tada arba kaloringumas yra per mažas, arba jūsų fizinis aktyvumas yra per didelis. Jeigu fizinio aktyvumo pamažinti negalima, reikia tada padidinti šiek tiek kaloringumą. Metant labai daug svorio, tas gaunasi greitas svorio metimas, blogas rezultatas. Blogas dalykas gaunasi tas, kad metant daug svorio per trumpą laiką, numetama sumažėja ne tik riebalų sluoksnis, bet smarkiai sumažėja raumenų masė. Kai sumažėja raumenų masė, tada organizmas lėtina medžiagų apykaitą ramybės būsenoje. Ramybės būsenoje mes praleidžiame 80 arba daugiau procentų savo viso laiko. Ramybės būsena arba santykinės ramybės būsena yra, kai mes miegame, kai mes sėdime darbe ofise, dabar, kai aš su jumis kalbuosi, kai vairuojame automobilį, kai darome visus tuos dalykus, kuriuose nėra didelis fizinis aktyvumas. Yra santykinė ramybės būsena, tai joje, žinoma, mes praleidžiame didžiąją dalį laiko. Dėl to reikalingas tam tikras tas svorio metimo tempas, kad tas svorio kritimas nebūtų labai greitas. Tada jisai yra saugus, tada pasiekimi tie rezultatai, ilgalaikiai rezultatai, kuriuos galima išlaikyti. Tai yra, galima išlaikyti numestą svorį. Mažesnį tą svorį. Jeigu metant svorį sudega ne tik riebalai, bet didelė dalis raumenų, sumažėjus medžiagų apykaitai, tada organizmas naudoja mažiau energijos, nedegina mažiau kalorijų. Ir tokiu atveju, jeigu, sakykime, žmogus grįžta prie anksčiau buvusių valgymo įpročių, dėl kažkokių priežasčių, tada jisai negrįžta į prieš tai buvusį svorį, o grįžta į prieš tai buvusį svorį ir dar šiek tiek priaugo, nes dabar jau, kaip sakiau, jis turi mažiau raumenų ir tada jisai degina mažiau kalorijų. Tas dažniausia atsitinka moterims. Mažinti kaloringumą, tai yra keisti tą mitybos planą, reikia tada, kai svorio kritimas sustoja ir nejuda kelias savaitės. Dabar, ar svorio kritimas yra vienintelis toksai rodiklis, pagal kurį reikia daryti išvadas? Ne, jis nėra vienintelis rodiklis. Kiti rodikliai yra ir svarbesni, negu svorio kritimas būtų apimtys. Nes svarstyklių parodymai yra vienas toks. Tai yra pats paprasčiausiai, lengviausiai suprantamas skaičius, bet jisai ne visada yra tiksliausias. Jeigu, sakykime, jūs treniruojate su svoriais, o kūno svoris nemažėja, bet mažėja jūsų kūno apimtis ir ypatingai liemens apimtis, talijos apimtis, tai jau yra faktas, kad jūs deginate riebalus. Kodėl? O kodėl svoris nemažėja? Dėl to, kad raumuo kaip audinys yra tankesnis negu riebalai, raumenų masė yra tankesnė negu riebalų sluoksnis, dėl to tas kūno svoris gali ir nesikeisti arba keistis labai lėtai, bet tol, kol mažėja jūsų liemens apimtis, tol reiškia, kad tas mitybos planas ir konkrečiai tas kaloringumas jums yra tinkamas. Jeigu nesikeičia niekas, ir nemažėja svoris, ir nemažėja kūno apimtis, ypatingai liemens apimtis, tada jau reiškia, kad tas mitybos planas jums nėra tinkamas. Tokiu būdu arba reikia šiek tiek didinti fizinį aktyvumą, kad sudegintumėte daugiau kalorijų, arba mažinti kaloringumą pačio mitybos plano, tai yra valgyti mažiau kalorijų. Tas kaloringumo mažinimas turėtų būti mažinti kaloringumą maždaug 10%. Jeigu, tarkime, vėlgi, kaip pavyzdį paimsime moteris valgė apie 1800 kilokalorijų, tai tada jinai turėtų valgyti, sekantis žingsnis būtų maždaug
1600 kilokalorijų. Toks taip apytiksliai, gali būti vos daugiau. Tas kaloringumas, keičiant mitybos planą, pats tas išsireiškimas, mitybos plano keitimas irgi yra šiek tiek sąlygiškas dėl to, kad mitybos planas iš esmės nesikeičia, jo principai, valgymų skaičius, netgi maistas nesikeičia, keičiasi tik tai kaloringumas, tai truputėlį tokiu atveju mažėja ir tas kaloringumo mažinimas turi būti didžiąja dalimi angliavandenių sąskaita, dėl to, kad angliavandeniai yra energijos šaltinis, jeigu svoris nustoja kristi, tada greičiausia, kad jūs gaunate truputėlį daugiau energijos, negu jums reikia, ir tas tada likęs energijos perteklius jums neleidžia svorio mesti, nes kai organizmui trūksta energijos iš maisto, tada jisai būtent tą trūkumą kompensuodamas ima energiją iš jau sukauptų kūno riebalų ir tuos sukauptus kūno riebalus naudoja kaip kurą, kaip energiją atlikti fizinį ir protinį darbą. Tai tokiu būdu vyksta tas riebalų deginimas. Tai dabar čia baigiau apie mitybos plano keitimą, tada jeigu progresas sustoja, kalbant apie riebalų deginimą, kalbant apie raumenų auginimą, mitybos planas veikia tada, žinoma, kai jūsų raumenų apimtys didėja, kai jūsų svoris didėja ir kai didėja jūsų jėgos rodikliai. Dabar, sakykime, tai nebus mano nuomonė, šiuo atveju dabar remsiuosi Dorianu Yatesu, kuris yra Misteris Olympija nuo 92 iki 97 metų imtinai. Jisai yra pasakęs, kad idealiomis sąlygomis sportininkas, tai yra turėdamas labai gerą genetiką, protingai susidaręs treniruočių režimą, gerai maitindamasis, su visų papildų ir farmacinė pagalba, idealiu atveju, idealiomis sąlygomis per mėnesį gali priaugti 1,2 kg švarios raumenų masės, kas iš tiesų yra labai daug, nes per metus tai būtų tada 14-15 kg, bet tai yra idealūs atvejai ir tik tai vienetai žmonių gali tai padaryti. Jeigu tai mes kalbame apie žmonės, kurie nėra genetiniai kažkokie išskirtinumai, tada toks pats didžiausias, greičiausias raumenų augimas įmanomas tik tai pačiais pirmais treniruočių metais. Tai yra pačiais pirmais treniruočių metais netgi natūraliai jaunas vaikinas gali priaugti 10-12 kg raumenų. Tada su kiekvienais metais tas raumenų apimties augimas mažėja, dėl to, kad pirmus maždaug 1-2 metus organizmui faktiškai beveik bet kokia treniruočių sistema, kai yra duodamas fizinis krūvis ir didesnis kaloringumas, jam yra šokas ir organizmas reaguodamas į tą šoką, adaptuodamasis prie to šoko, jisai didina raumenų masę tam, kad su tuo šoku, tai reiškia su tuo stresu, kurį sudaro darbas su svoriais, jisai susidorotų. Vėliau, kai organizmas prie to adaptuojasi, norint toliau augti, jau reikalinga išmintis, tam jau reikalingas geresnis ir treniruočių sistemų išmanimas ir mitybos režimo išmanimas, ir organizmas taip pat jau adaptuojasi, jisai neauga taip greitai ir tada tas svorio augimas lėtėja. Patyrusiam sportininkui, kurio stažas jau yra daugiau negu bent jau keli metai, ypatingai tiem, kurių stažas daugiau negu 10 metų, priaugti per vienus metus 1-2 kg švarios raumenų masės jau yra pasiekimas. Aš, turėdamas šiuo momentu, šį pavasarį 20 metų treniruočių stažą, jeigu per vienus metus pridedu kilogramą arba 2, tai esu labai laimingas. Kilogramas yra gerai, 2 yra fantastika. Dėl to, kad tiesiog taip yra. Iš esmės yra tas principas, kad kuo daugiau tu turi, tuo daugiau reikia dirbti vien tam, kad tai išlaikytum. Tam, kad tu turėtum dar šiek tiek daugiau, reikia tai dar labiau didinti. Todėl tas augimas ir tas progresas natūraliai gaunasi lėtas. Tai pasakiau apie idealius atvejus, tad iš esmės tada daugeliu statistinių atvejų normalus tas svorio augimas greičiausia būtų keli šimtai gramų per mėnesį. Jeigu tai lygintume su svorio metimu, tada pamatytume, kad raumenų masės auginimas yra 10 arba kartais netgi daugiau kartų lėtesnis ir sunkesnis procesas negu riebalų deginimas. Ir jeigu, sakykime, aš būdamas 100 kg galiu per savaitę, nedarydama žalos sveikatai ir visiškai taip, jokių radikalių, ekstremalių priemonių nesimdamas mesti 1 kg. Reiškia, kad per mėnesį aš numesčiau 4 kg riebalų, nieko ekstremalaus nedarydamas, tai man norint priaugti 4 kg raumenų, dabar reiktų greičiausia, geru atveju, kaip minėjau, greičiausia reiktų dabar poros metų, kalbant apie švarę raumenų masę. Priaugti šiek tai tiesiog svorio, kad tai nebūtų raumenų masė, arba tik kad dalis būtų raumenų masės, padidinti tai kūno svorį, bendras kūno apimtis, bei svarstyklių parodymus,
šiek tiek raumenų ir didesnė dalimi riebalų sąskaita, tai jau nėra sunku, tam tiesiog reikia pervalgyti angliavandenių, ne ypatingai paprastų, ypatingai kokių nors angliavandenių, kurios yra daugiau cukraus ir tos apimtys bendros ir svoris padidėja. Ar tai yra raumenų masė? Ne, tai nėra raumenų masė. Tai va, tai tol, kol yra toks švarios raumenų masės augimas, švari raumenų masė, toks yra irgi santykinis išsireiškimas ir švari raumenų masė, ją galima vadinti švarė tada, kai jūs tarpsuzinių, kuomet stengiatės didinti raumenų masę, turite vis dar matomą pilvo presą. Ne? Jeigu pilvo presas jau nėra matomas, tada reiškia, kad jau, tai, sakykime, nėra kokybiška raumenų masė. Apie tai aš esu padaręs atskirą video, jisai vadinasi raumenų masės auginimo klaidos. Ten kalbu detaliai apie tai, kodėl tą reikia išlaikyti matomą pilvo presą, ir jeigu to nepadarote, kad gaunamas rezultatas nėra tai, ko jūs tikitės. Tada tą video irgi jums siūlyčiau pažiūrėti, ten bus toksai platesnis paaiškinimas. Tai va, tol, kol jūs turėdami matomą pilvo presą po truputį progresuojate, didinate apimtis, didinate kūno svorį ir didėja jėgos rodikliai, tai reiškia, tas mitybos planas, tas kaloringumas jums tinka. Kai tai sustoja, tai reiškia, kad kaloringumas yra per mažas. Tada kaloringumą nuo to, kurį turite šiuo konkrečiu momentu, reikia didinti maždaug 3,500 kilokalorijų. Jeigu tiek padidinus svoris ir apimtis vėl po truputį pradeda judėti į viršų, tai reiškia, tas kaloringumas jums tinka. Jeigu ne, tada reikia didinti dar kartą vėl tiek pat. Kodėl nereikia didinti iš karto ten 600 ar 1000 kilokalorijų? Dėl to, kad tai greičiausia, kad tai išaugs svorio augimą, bet organizmas labai ženkliai, labai staigiai padidinus bendrą kaloringumą, nebūtinai sugebės efektyviai tas gautas kalorijas, naujai gautas kalorijas iš maisto, naujas tas kalorijas gausesnį kalorijų skaičių panaudoti. Tai didins tikimybę, kad didesnė ta kalorijų dalis, didesnė to maisto dalis bus verčiama riebalų sluoksnių negu raumenų mase. Dėl to, kad, kaip minėjau, tas raumenų masės augimas yra lėtas procesas, organizmas gali tik tai ribotą raumenų kiekį per tam tikrą laiką užauginti. Tai va, tai tokios būtų rekomendacijos tam, kad jūs tai padarytumėte kuo tiksliau.